Labas rytas. Žinot, koks didžiausias minusas, kai nustoji gerti, ryte prabundi su afigenai gera nuotaika, su daug energijos ir nežinai, kur ją dėti. Taip, kad žinokit, kartais gal geriau ir gerti. Negu kad prabusti su per daug energijos. Rugpjūčio 9, paskutinė diena. Šiandien esame Bergene ir liksim Bergene. Ir bus tik tai Bergen sightseeingas. Reiškia, po miestelį aš jos ten truputėlį pavežiosiu. Nelabai čia yra miestą, kur vežt. Tai tiesiog nuvešiu jaučiu iki vieno viešbučio. Ne viešbučio, iki vienos vietos. Aš ten palauksiu, jie ten pasivaikščios, grįž, paskui parvešiu galbūt, o gal ir net neparvešiu. Ir darbas baigtas. Ir viskas. Ir šiandien atsisveikinimo vakarienė, atsisveikinimo gėrimas. Ir rytoj važiuojam namo. Kokios akys negražios. Nesuprantu, karočią. Negeriu alkoholio ir vis taip va tokios akys. Kodėl? Ką daryt, pradėt gert? Tokį va orą turim Bergene. Nu, visa šią kelionę beveik buvo toks oras lietingas, labai buvo mažai saulės. Bet Bergene iš vis net šalta. Išėjau, va, oda pasišiaušus, visą piestų pasistojus. O, vėsų ir dalyje. Kodėl plaukai sausi? Dėl to, kad striukė buvo ant galvos. O ant kojų šlapuma sulita. Ir viskas. Visi mes viską darom dėl pinigų. Nu, kartais būna iš malonumo darom, bet dažniausiai dėl pinigų viską darom. Į garantiją. Nu, dar nebent negeriam alkoholio ir užsiemam sportų, tai dėl savo sveikatos. Kai kurie tai daro dėl pinigų irgi. Vis tiek viskas į pinigus remiasi. Bergene turistų antplūdis. Netelpa nei autobusai, nei žmonės. Jėzus Marija. Siaubas, paubas. Nu, nestovi taip arti, dar nusinešiu aš jūs kartu su savimi. Va kas darosi. Ties pilnas gatvės žmonių. Ir nors oras blogas, bet vis tiek pilna žmogių. Pilna. Siaubas. Šeštadienis. To been traveling around with you. I always say I have the best food. Sometimes I lie. I must say this time that I actually mean it. You have been such a nice and all these hairpin bends that we have run up and down. I think you have felt very secure with Lina behind the wheel. Thank you so much. The best driver. Kai busit Bergene, būtinai užeikite į šitą kioskelį pasimti dešrygalio. Tas kioskelis vadinasi Trekroneren. Anksčiau buvo 3 kronos, dabar aišku kainuoja žymiai brangiau, bet esmė ta, kad čia visą laiką prie to kiosko yra eilė dėl to, kad gali nusipirkti elnienos, briedienos, dešrygalį ir aišku avienos, kiaulienos. Va tai va. Nepraleiskit šito paragauti to, ko niekad gyvenime nesate dar gavę. Nors mano Sauliukas sakė, kai jis būna čia Bergene, tai jis visą laiką varo va čia va kebabų. Sakė, afigieno skonio kebabai. Geriau negu tos polsės visokios briedžių ir elnių. Jisai sakė, aš čia atvarau, pasiemu ir vos suvalgau, nors jisai tikrai įveikia didelės porcijas. O kur randasi? Randasi iš karto kaip prie žuvų turgaus, kas žinot, kur yra žuvų turgas, kur yra, kaip čia, įplauka, kaja, kur laivai švartuojasi, tai iš karto randasi. Einant lik Flioibanen, tai iš karto į dešinę. Ir viską randat. Oi, kiek daug žmonių.
Tai va ir viskas. Ir po darbo, po visko, po vakarienių. Turiu va tiek va, žmonės man tiek va atnešė vokelių. Atsidėkojimui, visi labai mane gyrė, visi labai sakė, kad niekad taip saugiai nesijautė, kaip saugiai jautėsi su manim važiuodami. Davė va tiek arbatpinigių, paskui pasižiūrėsim, kokią valiutą, kokios šalies ir kiek nepagailėjo. Nors iš tikrųjų nesitikėjau, kad kiekvienas ateis su vokeliu, kiekviena pora. 7 poros atėjo su vokelis. Ir viskas. Ir einam pasivaikščiot, kadangi labai buvo suoti vakarienę, tai einam pasivaikščiot po senamiestį. Ir eisim į viešbučio kambarį. Kažkas manęs klausė, sako, kada tu darai tos filmukus? Tai žinokit, aš filmukus visą laiką darau atsigulus jau į lovą, prieš pat miegą, jau kai jau viskas jau, kaip sakant, diena pasibaigus, dantis išvalyti, piziokas nuplautas, naktiniai ant manęs. Nors meluoju, visą laiką miegu nuogą, dėl to, kad man patinka jausti baltus švarius patalus prie savo papyčių. Tai va tada ir sumetu filmukus, padarau. Dažniausiai būna kartais užtingiu, užmiegu, tada tik tai kitą dieną ryte jau darau, bet taip tai stengiuosi iš vakaro. O paskui dar rašė, sako, kažin, ar Leila žiūri pati savo filmukus. Tai žinokit, nepasižiūrėjus tų filmukų nepadaryčiau, nes aš privalau juos žiūrėti, ką aš prifilmavau, ką aš prikalbėjau. Ir tada žiūriu, montuoju, klijuoju, karpau, aišku, darau taip, žinai, kaip su kirviu, kaip sakant, tapornai, dėl to, kad nesu ten kažkokia meistrė video gaminimo ir labai daug laiko užima. Nu, pabandykit padaryti kokį filmuką, va tokį normalų, pamatysit. 2 valandas, kai nieko, tai čia ir tai tik tai bus va tokio va trumpumo filmeliokas. Bergenas yra labai gražus miestas. Tikrai tie, kas nėra buvę Bergene, tai rekomenduoju, ypač kai geras oras, tai čia taip gražu, taip spalvota ir taip viskas. Miau. Rytoj viskas, jau rytoj filmuko nebus, dėl to, kad rytoj važiuoju tuščia viena iš Bergeno į Oslo. Išplaunu autobusą, jį priduodu ir turiu 2 išeiginės. Bet po 2 išeiginių turėsiu azijiečius, voveriukus, 6 dienas, 5+1. Važiuosim net iki Olesundo ir tada bus dar filmukų. Dar bus. Dar šiemet bus.